Sveiki, noriu pasidžiaugti hiacintais savo balkone, kurie dabar žydi pilnumu visų ir tikrai maloniai taip nustebina savo ir kvapu, ir grožiu, ir spalvomis. Ir kiekvieną dieną, daug kartų per dieną pažiūriu, labai stebiu ir džiaugiuosi, kad sugalvojau tokį dalyką daryti ir netgi atperka tą tokį turėjimą, kažkokį pasimirkimą pavasarį vazos namuose, o matymą pro langą, jeigu įmanoma pasidėti ant palangės, ar kaip čia yra balkone, tai labai geras sprendimas. Na, o šis savaitgalis atrodo bus toks, kad daugumą laiko praleisiu ne studijoje, o laukelėje, darže, lauke, nes studijoje jau kaip ir viskas yra pasėta, tai šiandien apėjau viską, papurškiau, ką reikia papurkšti, naujai daiginamos sėklas, apsukau visus sėjinukus, paliejau. Žinoma, dabar taip viskas yra suspausta, kad labai reikia atsargiai ir šitą jau patyriau ne pirmus metus, bet būna taip, kad užkabini kažką, nulūžta. Ir žinoma, šiandien buvo ta diena, kai nulūžo žioveinis, tai gražus toksai didelis, tai truputį man buvo skaudu, bet iš tikrųjų taip atsitinka ir priimi, susitaikai ir, kaip sakant, judi toliau. Visada tų praradimų bus. O dabar nekantrauju, šiandien eisiu į laukelį ir reikia nukirpti, tiesiog paruošti visą daržą, tai nukirpti tos sudžiūvusius lapus, žolynus visus ir taip, kaip sakant, apeiti viską. Tokia bus tvarkymosi diena, visai paprasta ir atrodo saulė šviečia, bus visai malonu. Na, o kitą dieną laukia nekantrus darbas, kurį atliksiu pirmą kartą. Tai noriu paruošti ir pasėti laukinių gėlių, žydinčių gėlių pievą. Na ir pas mane čia visas maišelis, toksai geras yra sėklų. Tai man atrodo, kad pagal tai, ką paskaičiau, reikia anksti pavasarį, kol žemė dar šlapia, tai kaip tik dabar yra tas laikas, kovo galas, balandžio pradžia. Ir aš taip planuoju daryti arba viską maišyti, arba jeigu pavyks tokiais kaip ruožais, skirtingais ruožais auginti skirtingo aukščio tas gėles. Tai iš pradžių yra miksai, kuriuos nusipirkau. Čia yra gal net ir virš 20 kiekviename veislių skirtingų gėlių mišinių. Ir būtent iš pradžių dar galvojau, gal ir kažkokios žolės, bet tos žolės ir pačios ateina ir kažkaip nesinoriu užvesti tokio žolyno, daugiau norisi gėlių. Tai ir iš viso, nežinai, gal tik tai vienais ar keliais metais ta gėlių pieva tarnaus ir ją vėl reiks atnaujinti ir įsėti naujas sėklas. Todėl tikrai galvoju, reikia daryti gėles. Tai su mišiniais, o po to susiskirščiau čia skirtingais aukščiais. Ir aguonas skirtingas, kurias ir anais metais bandžiau. Ir rugiagėlės, kurios man labai patinka. Aguonas tai labai pritraukia bites, labai smagu jas stebėti. Ir čia orlaja, kurios niekad nebandžiau. Taip pat žinau, kad čia yra kažkur ir
facelija ir juodgrūdės, ir leukonijos, ir ką mes čia dar turim, ir medetkos, rūtas, pirmetė, krepai, man atrodo, dar čia yra ir kalendra. Tai tokios, dar čia kažkokios balandūnės, va, žodžiu. Labai didelis miksas, tai toksai visas, kas man patiko, ką aš norėjau, tą ir sudėsiu. Ir visas tikslas to žydinčios pievos yra daugiau atiduoti gamtai, tai vabzdžiams, kurie galės atskristi ir tuo pačiu pasimėgauti, parelaksuoti to grožiu. Ir karts nuo karto galbūt panaudoti kaip užpildą fileriams tuos žolynus, tas gėles, tai yra ne žolynus, o prieskonius ar gėles, kurios galbūt bus šiek tiek kitokios, tokios labiau laukinės, tai puokštėms panaudoti jas. Bet kaip ir tikslas, kad toksai tas laukelis žydinčios pievos tarnautų gamtai ir būtų toks netiek daug prižiūrimas, labai jaukus, ir gal pavyks ir netokį griežtą padaryti kažkokiam, kaip sakiau, linijom, bet daugiau, kad jisai susimiksuotų visas. O jau kita dalis laukelio daugiau tokia planuota, organizuota ir tikslinė skinimui. Tai, kaip sakiau, nuo pradžių mano tikslas nėra nuimti derlių, bet kartu sugyventi su gamta, pasidžiaugti ją. Tai va, tai tokie planai, tokie dalykai, judėsiu į darbą, į laukelį, labai džiaugiuosi, kad šviečia saulė ir tikiuosi bus labai gera diena. Susitikime ten. Na ką, atvykau į laukelį, reikia eiti apsižiūrėti, ką čia reikia sutvarkyti. Šita dalis laukelio yra pietinė ir čia labai karšta. Ir iškart pajudinus, bekerpant viską, ramunėlių kvapas, po to braškinės mėtos kvapas ir taip iš karto atrodo, lyg tai būtų vasara, bet žinoma, jos dar ten tik tais pradeda leisti savo lapukus. Šiltnamį, nes čia yra labai geras aprodymo taškas. Noriu padaryti tokį turą trumpą, kur galvoju viskas sodinti. Tai tenais, manau, bus visas tas plotas skirtas žydinčiom vienmetėm gėlėm, toks labiau organizuotas, tai lysvės ir gal net ir čia prasidės kažkokie aukšti augalai, kadangi čia avietas ir jos uždengs, tai taip žemėjančia tvarka. Ir po to, žinoma, aš auginsiu arbūzus kaip kiekvienais metais, taip pat daržoves. Ir čia bus ta vieta, kur tikiuosi
ir bus ta žydinti gėlių pieva. Taip karšta pietiniai pusiai, kad norisi jau būti su trumpom rankovėm. Visiška užuovėja dar plius. Tai reikia keisti, man atrodo, aprangą. Dar norėjau parodyti, kaip prie pat sienos pietiniai pusėje atrodo visas tas prieskonių kraštelis. Tai dabar vas jau susitvarkęs ir levandas, ir raudonėliai, ir šalavijas. Niekad nežinau, kaip jį apkarpyti, bet truputį pamažinu, kad galėtų plėstis. Toliau čia ir ščiobreliai, ir melisa. Ir medetkos, kurios jau pradeda augti. Čia nežinau kas, bet reikia pašalinti. Ir ramanėlės. Toliau čia yra ir tokių kitokių mėtų. Ir ežuolės, kurios šiais metais turėtų būti. Laukiniai česnakai. Kraujažolė, pelynas, dar daugiau čia yra ežuolių, kurios dar neišaugę. Tai šitą platelį taip ir apjungsiu su toliau esančia štai čia su ta gėlių pieva. Bedirbdama vis galvoju, kaip čia tą laukelį gėlių daryti. Ar praėjimus daryti ir turbūt, kad reikia, jeigu norėsiu kažką ir nusiskinti. Nors įtariu, kad viskas labai užžels. Tai gal vieną išstrižą tokį praėjimą arba keletą horizontalių. Jau kita diena, tai šios dienos planas būtų susižymėti toj žydinčioj pievoj praėjimus. Tai tiesiog pasidengti plėvelę agro, kad neaugtų žolė, tada išsigreblioti visą žemę ir pasėti sėklas. Tai toks laukia darbas, o iš tikrųjų tai atėjau čia, praėjo diena ir pražydo narcizai, tai labai nustebino, kad jau yra ir toksai tikras pavasaris jaučiasi, labai daug svogūninių gėlių žydi. Tai truputį pafilmuosiu ir parodysiu jums. Palaiminu visas sėklas. Dar noriu parodyti, kad bandysiu, žinau, kad žmonėms pavyksta sudaiginti, tai pabandysiu įsėti ir linų sėklų. Ir dar kaip paeksperimentuosiu grikių. Čia žalios kruopos. Tai, ir žinoma, daugybė, kaip sakau, kitų sėklų, kurias kažkaip arba kartu vienoj sumaišysiu arba atskirai tiesiog linijomis kažkaip išdėstysiu. Jau gal tie grikiai ir nebus labai geras variantas, bet pabandysiu vis tiek įterpti į dirvą. Vis tiek čia ekologiška, nieko nepamaišys. Žemė išlyginta, dabar reikės bandyti su plėvele tvarkytis. Čia turiu
prikaupusi labai daug plėvelės, dėl to, kad porą metų auginu arbūzus, bet kažkaip ne visada jie sėkmingai gaunasi. Tai šį kartą panaudosim takelį darymui, nors yra skylių, bet manau kažkaip gausis. Tai va. Na ką, liko pats maloniausias darbas, tai pasėti. Dabar atrodo praėjimai tokie visai, gal ne visai lygus ir nežinia, gal čia tik tai kol kas tai bus, gal po to kažkokias lenteles padarysim, bet kol kas bus, kad neaugtų žolės taip. Ir imsiu žirklės į rankas ir po truputį atkripinėsiu visus pakelius ir sėsiu tiesiog. Prasidariau tas sėklas ir kažkaip tada suvokiau, kad man atrodo geriau yra viską miksuoti, kad iš tikrųjų gautasi tokia kaip pieva, o žydinti tos gėlės, o ne tiesiog kažkokiais kasneliais, mažais plotais skirtingos gėlės. Tai dar tik tai mąstau, ar bus patogu, jeigu reiks nusikirpti, tarkim, nusiskinti būtent puokštėm. Tai nežinau, ar bus tas patogu, bet vaizdo prasme, tai ir šiaip, kaip jos viena su kita ten sugyvens, tai turbūt geriau viskas, kad būtų maišyta. Tai dabar sėdžiu saulutėje ir priimu sprendimą. Kas nematė, va, tiesiog sėklos, tai matosi yra tokių, kurias aš atpažįstu. Ir matau, yra ir gvaizdūnių, ir medetkų, ir šitų rugiagėlių sėklos. Čia nežinau, dar kažkokios, bet iš esmės tai tikrai gali ir pasidaryti ir pats. Turiu tokį smagų puodelį. Miksuosiu viską, man atrodo, į vieną. Čia toks visai kitoks miksas, kažkokia avižos, neavižos, kažkas dar kažkoks visai labai fainas. Wildflowers. Turiu medetkų savo rinktų. Kažkiek čia yra. Dar miksuojam krapus, kurie yra. Ne krapus, o kalendras. Tokie rutuliukai. Krapus tada. Noriu daug krapo. Man atrodo, 2 dėžutes net krapo kažkur turiu. Čia. Aisetos raibūnės sudėsiu.
tikiuosi, kad jos išdirs. Gavosi toks neblogas miksas ir nemažai. Labai fainai taip miksuoti. Tai va, prisiminiau, kad dar reikia sudėti ir zinės gvazdūnas pagal aukštį ir tas pačias kosmėjas, šlamučius ir burnočius. Noriu dar pamiksuoti. Bet galvoju šitus miksuoti su birulėm aguonom, kadangi augs tokie aukšti ir spalvoti visą. O po to dar vieną miksą daryti, ir dar galbūt atskirai rugiagėles, kadangi aš jas tikrai rinksiu. O dar vieną miksą tokį žemesnių augalų padaryti. Tai čia bus leukonijos, juozažolės, juodgrūdės, man atrodo jos irgi žemos, truputėlį tokia kitokia. Tai gavosi visai toks neblogas miksiukas čia dabar ir bandysiu išsėti truputį į tolimiausią ir į tolimesnę pusę nuo pietų pusės. Tai o po to darysiu kitą miksą ir vėl. Dar susimaišiau gvaizdūnes, rugiagėles ir kosmėjas. Tai ant priegonų. Kai kurios sėklos tokios lengvos ir man atrodo nelabai tolygiai pasiskirsto. Tai biškį su grėbliu bandau situaciją pagerinti. Bet man atrodo žmonės maišo su smėliu ir tada geriau tos sėklos kažkaip ten išbyra, bet bandysim ir be. Dabar toks miksas, kad yra amiai, orlaja, bitinė facelija, dar man atrodo pipirmėtės, tai bandysiu daugiau tokią specialiai parinktą vietą, plotelį. Tikėdamasi, kad jie tikrai užaugs ir su kitais ten labai nesimaišys. Jau pavargau. Na ir pats paskutinis toksai miksas daugiau žemesnių augalų. Tai čia visokių tokių ir balandūnės, ir leukonijos, ir jau net nebeprisimenu, ką sudėjau. Labai daug sėklų irgi arčiausiai čia sės. Savo šokiu palaiminau visą laukelį ir dabar lauksiu, labai nekantrauju, ar kažkas tikrai išaugs, nes sėklų tai pribėriau tokį tikrai didelį kiekį, su ta mintim, kad tikrai kažkas išdygtų. Ir kaip sakau, pirmą kartą darau
Nežinau, ar tikrai pataikiau laiką, bet manau, tas sėklos subręs tenais, dabar dar šlapia labai žemė, tai pagal viską kaip ir turėtų gautis, tai labai lauksiu. Ačiū, kad žiūrėjot ir susitiksime kitame video. Įdomu, ką atneš kitą savaitę man, kokius iššūkius.